sąjūdis vis labiau plečia veiklą regionuose. Vasario pabaigoje sveikinome sąjūdiečius Šiauliuose, čia įregistruotas Sąjūdžio pirmeivių klubas. Klubo pirmininkė tapo Šiaulių sąjūdietė Irena Vasinauskaitė, itin aktyviai dalyvavusi Sąjūdžio veikloje prieš 20 metų. Šiauliuose Sąjūdžio veikla prasidėjo nuo Ozolo kalbų tuometiniai televizorių gamykloje, vieno iš didžiausių Šiauliuose. Po to prasidėjo nuo Liepos 22 didžiulio grandiozinio mitingo Saulės laikrodžio aikštėje 88-aisiais. O ten jau Zigmas Vaišvila buvo. Kadangi šiaulietis, tai grupė žmonių atvežė pas mus irgi Šiaulius ir buvo nepaprastai daug žmonių. Entuziazmas mirtinas, tauta nori laisvę, žmonės laisvės tą jausmą nešioja per visas katorgas, per visas tremtis. Ir kai yra pakilimas ir toks entuziazmas, labai lengva dirbti, nes tada yra daug padedančių. Tačiau daugelį metų Sąjūdžio veikloje dalyvaujanti Irena Vasinauskaitė sako, kad šiandien visuomenėje daug kas pasikeitė. Tada buvo pakilimas ir aktyvūs žmonės, dar žmonės išgąsdinti, žmonės pavargę, nuskurdę dvasiškai ir materialiai, jie netiki valdžia, valdžios daug kartų apgaudinėjo ir kuo arčiau nepriklausomos Lietuvos 20-metis, kurį švęsime kitąmet, tuo labiau nepasitikė savo valdžia žmonės. Mes netgi kartais diskutuojame, kaip pasako, ir prakeikia žmonės Lietuvą. Sakau, jūs tada, kai turėjom okupacinę valdžią, mylėjot Lietuvą. O dabar valdžia tai savo, tai kodėl keikėt Lietuvą? Duokim valdžiai skūron. Ne kaip nors negražiai ir ne taip, kaip buvo sausio 16, bet būkim piliečiais ir jie to bijos. Šiaulių sąjūdiečiai yra puikus pavyzdys kitiems regioniniams klubams. Jie ne tik puoselėja Sąjūdžio vertybės, bet ir imasi konkrečių darbų, rūpinasi svarbių dokumentų ir Sąjūdžio istorijos išsaugojimu Šiauliuose. Mes iš Šiauliuose galime organizuoti ekskursiją Sąjūdis Šiaulių mieste. Čia buvo tas, ir yra lentukė ant sienos, čia buvo tas, kodėl tai padarėm. Pirmasis Sąjūdžio pirmininkas, Zigmo kolega, kovo 11 akto signataras Virgilijus Kačinskas, architektas. Tai jis pasakė, sako, gali visi proginiai laikraščiai prašapti, atvirukų gali ne visi išlaikyti kolekcijose, bet eidamas per miestą žmogus ant statinio matys lentukę. Čia buvo Sąjūdžio būstinė. Čia įsikūrė Sąjūdžio taryba, čia pirmą kartą susirinko iniciatyvinė grupė, čia pirmą kartą iškelta vėliava trispalvė buvo. Tai tiesiog prisimins istoriją netgi tie, kurie nežino. O gal kas norės pasidomėti, o kaip ten buvo toliau ir giliau, kokie žmonės tai darė. Aktyvūs sąjūdiečiai atgaivina veiklą ir pajūryje. Į susitikimą su Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio iniciatyvinės grupės klubo pirmininku Zigmu Vaišvila ir kitais klubo nariais Klaipėdoje susirinko gausus būrys sąjūdiečių. Visus kviečiam jungtis ir tai bus ne žodžiais, o darbais vienijantis susivienijimas. Kas nebavo, dar čia turim. Tai kas norit pasišnekėti, apsitarti, labai prašom pasilikti. Kiek reikės laiko, tiek surasim. Ačiū Jums. Klaipėdos sąjūdietis Dionizas Varpelis yra įsitikinęs, kad žmonės jau nebenori likti tik pasyvūs padėties stebėtojai. Jie pasiruošia įsijungti į Sąjūdžio veiklą ir imtis konkrečių darbų. Tai Klaipėdoje šiandien matot, kas darosi. Masiškai pildo lapelius ir visi grįžta į Sąjūdį. Aš manau, kad tai bus milžiniška jėga, kuri padės valdžiai išmokti dirbti ir suprasti, kad reikia įsiklausyti tautos balsą. Kito kelio nėra, tik masių žmonių. Aš tikėjausi, kad jau obuolys pribrendo, ir kad jau laikas ir tą derlių imti. Ir kada žmonės pamatė, kad jau išgyventi nebegali, tada tauta pakilo prieš šitą sistemą, kuri griauna visų žmonių gyvenimą. Pats baisiausias dalykas, kad labai daug žmonių žudosi. Tai yra darytos valdžioje didžiulis klaidos, kurių daryti negalima. Todėl mes ir esam, kad padėti valdžiai išvengti tų klaidų, kurios buvo padarytos Lietuvoje. Jau Amerika ir Prancūzija ir tas suprato, kad sistemą turi valdyti valstybė. Sąjūdžio veteranus labiausiai džiugina tai, kad į Sąjūdžio veiklą vis aktyviau įsijungia jauni klaipėdiečiai. Ir susikūrėm dėl to, kad Lietuvoje ta oligarchinė sistema viską žlugdo. Ir žlugdo ne tik vyresnių amžiaus grupių gyvenimus, bet svarbiausia mūsų, nes mes gyvensim Lietuvoje
Ir jeigu nieko nedarysim, neįsijungsim į pilietinį veiklą, nu, tai Lietuva gali tikėtis tik būti įrašyta į raudonąją knygą. Viskas. Sąjūdis mums, jaunimui, yra pavyzdys, kaip reikia pilietiškai, patriotiškai žvelgti į Lietuvą, į savo namus, savo aplinką, savo tėvynę. Nes užsienis, padirbsi, bet ten vis laik bus trečia rūšis. Lietuva išlieka namai ir čia be jokių kalbų. Sąjūdžio aktyvistai būrėsi į regioninius klubus ir kituose Lietuvos kampeliuose. Jau įsteigtas Sąjūdžio klubas Akmenėje ir Panevėžyje. Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio iniciatyvinės grupės klubo nariai skatina šią naujai kylančią sąjūdžio bangą ir klubams žada visokeriopą paramą.